Skambučiuose galima nenormatyvinė leksika ir necenzūriniai žodžiai. Jeigu neturite 14 metų, nepatarėme klausytis. Paprikolo LT. Čia kartais pajuokauja. Klausau. Labą dieną, su Sigute kalbu. Taip. Sigutė Eitutytė, taip? Mhm. Labą dieną, čia skambinam iš Lalūnos radijos ir mes radome jūsų coverius YouTube'e ir norėtume pasiūlyti jums tokį kaip uždarbį. Ar jūs sudomino tai? Ką tik? Mes radome jūsų coverius YouTube'e ir norėtume pasiūlyti dainuoti radijoje. Tai būtų, nežinau, tai būtų, man atrodo, net įsipildymas tiesiog. Tai labai gerai, nes mes skambiname dabar iš Lalūnos. Aš esu vienas iš vadybininkų. Ir norėčiau jums pasiūlyti porą gal dainų, kaip nors sudainuoti, nes mums tikrai patiko jūsų balsas ir taip mes ieškom iš tikrųjų jaunų talentų. Ir jeigu jūs sudomino, tai galėtumėte atvykti pas mus ir pabandytume įrašyti kažką, arba galėtume tiesiog kažką įrašyti ir atsiųsti mums į studiją. Taip, o kur jūsų studija yra? Mes dirbam visoje Lietuvoje iš tikrųjų. Mūsų ofisai yra visur ir mes daugiausia dirbam Klaipėdoje, nes Lalūna tai yra Klaipėdos srityje. Tikriausiai žinote apie Lalūną FM, taip? Ja, žinau. Ir mes dar bendradarbiaujame su Powerhit Radio. Tai jeigu jūs jau prasimušit, kaip sakoma, tai gal ir kažkaip išeitų ir į Powerį pakliūti. Oho. Tai va. Tai ar sudomina? Tai labai. Tai va, žiūrėkit, būtų ir atlygis iš tikrųjų. Jums dabar, manau, 14 metų, kiek aš gavau čia viską. Jo? Aha, taip. Tai va. Gerai, tada palaukit, aš užsirašysiu jūsų duomenis, tada aš biškį paklausinėsiu jūs, jeigu jūs galite, taip? Gerai. Tuo aš palaukit, užsirašysiu. Sigutė jūsų vardas, taip? Taip. Okei, tuoj. Gerai, mes bendradarbiaujame dar su Powerhit Radio. Jūs, palaukite, esate iš kokio miesto, tuoj pasižiūrės. Jūs esate iš Tauragės, taip? Taip. Gerai. Aš tuoj tada duodu dar kolegai. Jonai, gali pakelti ragelį? Gerai. Sveikas. Iš susitikimo ką tik aš. Jo, vienu žodžiu pasikalbėsiu su ta panelė, kur darbą siūlom. Sakė, kad aš iš Power. Jo, Sigutė čia. Tai va, jūs dabar kalbėsit su Powerio vienu iš producerių dėl darbo ir dėl darbo užmokesčio. Labas. Labą dieną. Tai va, mes iš tikrųjų susidomėjom jūsų tais YouTube ir SS coveriais iš tikrųjų. Žinom, kad turit pakankamai gerą ir išlavintą balsą. Ir galvojam vis tiek, kadangi jaunimas Lietuvoje sunkiai prasiveržia į viršų, tai galvojam reikiam padėti, žinot, biškį. Na, nežinau, tai yra mano visą gyvenimą svajonės, tai dirbu kiekvieną dieną dėl to. Tai čia kaip ir jūsų gyvenimo būdas būtų. Ja. Aišku. Girdi, patilinkit studijų muziką biškį, nu. Aš užsinės to išsidėsiu. Nu gerai. Ašgi su žmogum, čia gerai. Tai va, tai aš iš tikrųjų nežinau, jūs esate tikėjusi maždaug, kad vat jums kažkada nors taip atsitiks? Labas vakaras su jumis. Aš netikėjau, kad taip kas nors atsitiktų, nes kažkaip aš buvau visą laiką, būdavo kažkokias galimybės, bet taip ir nepavykdo niekas, nes kažkaip aš nesiimu iniciatyvas, bet dabar, kai gavau šitą pasiūlymą, tiesiog aš nežinau, tiesiog man visas gyvenimas nusišvietė. O jeigu aš jūsų dabar vat paprašyčiau per telefoną kokią nors dainą padainuot, va taip, kad jūsų balsą šiek tiek biškį dar išgirst, galėtumėt man? Dabar aš nežinau, dabar aš neprasidainavau, dar esu dar... Nu, bet kokią iš tikrųjų dainą, kokią jūs mintinai mokat, ar šiaip kelius žodžius, va tiesiog būtų įdomu išgirst dar kartą. Fiodorai, sujungtos laidus, nes aš negaliu pagauti eterio. Tai jau pagalvosiu. Pas mus kažkas blogai. Trukdžiai. Dabar biškį bijau. Matau, kad žiūrėk, Jonai, prigbiškai. Klausa. Sveikas. I would hold your hand, my arms. I would take the pain away. Thanks for all I've done. Forgive what all the time.
Nu, žinokit, turit labai gražų balsą iš tikrųjų. Kas čia taip gražiai dainavo, aš net iš kito kambario išgirdau. Nu, tai kad aš pasijungęs per visus galus klausau šito dalyko. Supratau. Kas čia tokia, čia ta Sigutė? Sigutė, jo. Jo, čia visą lalūną skleidžias dėl jos. Aš manau, tikrai ją reikia priimti. Jo, reiks iš tikrųjų. Aš dar po to sakau, pašnekėsiu su kolega iš Powerio ir tada galėsim visai padaryti ką nors. Ką nors tokio neįtikėtino. Tai va. Tai žodžiu, iš tikrųjų jūsų balsas visiems, kaip girdit, patiko, bet man toj vat kolega turi paskambinti. Ir jisai toj. Žiaik! Sveikas. Sveikas, Antanai. Žiūrėk, kaip čia bus su ta Sigutė. Aš nežinau, blemba, ką tik padainavo, iš tikrųjų žiūri gerą balsą turi. Sakai gerą balsą turi. Aš girdėjau, blemba, čia visokių atsiliepimų dėl jas buvo, jo? Iš kur ten, iš Tauragės yra, ne? Jo, iš Tauragės. Tai va, žiūrėk, prasimuštų, man atrodo, mergička. Žinai ką, galėtume su kokį DJ dar su... Ar norėtum su DJ dainuoti iš tikrųjų kokį nors, ta prasme, populiaresnių Lietuvoj? Nežinau, pavyzdžiui, mes asmeniškai... Aš maždaug tokias stiliaus tomis dainos dainuočiau. Possibility galim pakviesti. Arba Giovanni galim pasikviesti. Giovanni galim. Karočią, tai tada aš Giovanni pasvaninsiu. Nu gerai, palauk, aš to numerį susirengu. Nes aš nežinau, iš tikrųjų Giovannis gerus gabalus sukurs pakankamai šitą mergelį. Aš irgi taip manau. O tu pati, kaip reaguoji tai, kad su tavim gali Giovannis dainuoti? Nežinau, dabar aš ir džiaugsmas. Gerai, skambinu. Sveikas, Giovanni. Apie... Eik į kitą kambarį šnekėt, nes aš vis tiek šnekėt. Karočią, žiūrėk dabar, yra dėl tokios Sigutės čia duetų. Jo, to reikėtų padirbėti biškį. Aš nežinau, kokią tu stiliaus dainos norėtum maždaug? Tokia kaip tenais buvo, tarkim, Giovanni, kai buvo tenais ir buvo su Saulės Kliošu įrašė vien. Ai, girdė, atsimeni Saulės Kliošu. Saulės Kliošu panašiai kažką reikėtų mąstyti. Bet jo, gera daina iš tikrųjų. Bet tokio stiliaus, tai gal biški linksmesnė ir greitesnė. Linksmesnė ir greitesnė, sakė. Nes tam labai tyli kažkaip. Tai va, žiūrėk, ką girdi Jonai dabar, kaip bus. Vienu žodžiu, aš tada surašysiu tą atlyginimą, vienu žodžiu, kaip ten bus, bildeka, nes aš su to Zip FM ten, žinok, aš pykstu, žinok, man jokių ten atvargių nėra, žinok. Tai va, padarom gabalą ir rašom per Powerį paleidžiu ir viso хороший, davai? Nu ir davai, vyriškas. Dar po to internetą įmesim, pažiūrėsim, kaip tai reaguoja. Gerai, supratau. Nu davai, Jonai, davai. Nu tai va, kolega pašnekėjo, ką Giovannis sakė? Sakė, jeigu sumoka, davai padarau. Aišku. Tai gerai. Tai labukas. Žinai, kas čia skambina tau? Taip? Žinai? Paprikol LT. Žinai gal mus? Ne. O gaila. Tai va, dabar žinosi. Jo, tau... Ir kaip tu mano balsą net pažinai, aš 2 kartus, karočią, 3 kartus balsus keičiau. Jo, nu jei laimės gilos kelias, įsivaizduok, jei paskambina jos svajonė ir mes ją išdūrėm. Atsiprašom labai, žinau. Bet mes matom vis tiek tos tavo coveris, tai paplatinsim, man atrodo, jo, mes įdėsime Paprikolo LT ir bandysim platinti ir galėsim tau padėti, jo. Tai va, nes mes vis tiek kūrėm muziką, tai galėsim gal kažką panašaus padaryti. Tai va, tave, pasakom, kas išdūrė, ne? Pasakom, kas išdūrė, tai išdūrė Deimantė Elena Andrijaitytė. Dabar tu jai, ką nors padaryk, mes ją išdursim dar labiau. Galės tada visai apsiverkus vaikščioti. Jo. Tai gerai, ačiū už pokalbį tau labai. Jinai irgi dainuoti mėgsta. Tai labai gerai, paskambinsim ir jai tada. Gerai. Iki tada. Eikiuks. Iki. Paprikol LT. Čia kartais pajokauja.